Prasidėjo Lietuvos rankinio lygos pusfinalio kovos. Pirmoje kovoje Everestas Stronglassas po dramatiškos kovos įveikė svečius iš Kauno. Apie šį susitikimą plačiau sužinosite reportaže. Trečiadienio vakarą Alytaus arenoje gražių žaidimus ir gali mėgavosi rankiniu, kur Everestas Stronglassas pirmoje pusfinalio akistatoje stojo prieš Kauno Granito Kario rankininkus. Abi komandos nuo rungtynių pradžios kovėsi vienodai atkakliai. Rankininkai neleido varžovams atitolti daugiau nei 2 įvarčiais. Po pirmojo kėlinio priekyje buvo kauniečiai 13-14. Antroje rungtynių pusėje geriau pasirodė alytiškiai. Kėlinį jie pradėjo spurtu 4-1 ir išsiveržė į priekį 17-15. Tačiau Granitas neleido varžovams atsikvėpti ir vėl ėmė lipti ant kulnų. Galima sakyti, kad rungtynių baigtis paaiškėjo per paskutinės 3 minutės. Alytiškiams 3 įvarčius pridėjo Gintautas Adamkevičius ir Žygimantas Micevičius. Tad kauniečio Modesto Štarolio pelnytas 1 įvartis situacijos nepakeitė. Pergalę rezultatu 26-24 šventė Alytaus Everestas Stronglassas. Alytiškių gretose rezultatyviausiai žaidė Žygimantas Micevičius pelnęs 9 įvarčius, Gintautas Adamkevičius pridėjo 6 bei Remigijus Čepulis įmetė 5 įvarčius. Granito Kario ekipai Mindaugas Urbonas pelnė 7, o Vaidas Drevinskas pridėjo 6 įvarčius. Po rungtynių pakalbintas Everestas Stronglasso vyriausiasis treneris Egidijus Petkevičius teigė, kad gynyba buvo raktas į pergalę. Mintys nėra labai nei geros, nei blogos, jos yra tiesiog euforija. Šią sekundę praeis porą sekundžių jau galvosim apie varžybą šeštadienį, kadangi nusimato tikrai ne ką lengvesnis negu kad šiandien, bet norėčiau padėkoti vyram, tikrai kovėsi iki paskutinės sekundės ir tas pasiteisino, ačiū jiems. Kodėl antrasis kėlinys buvo kur kas geresnis negu pirmas? Aš nesakyčiau, gal geriau sužaidėme mes gynyboje pirmą kėlinį. Antram gal buvo puolimas, pirmam kėlinį puolimas buvo geresnis, antram gynyba blogesnė. Antram kėlinį atvirkščiai, žinant, kad mūsų komanda yra gynybinio stiliaus, mums šitas pasiteisina taip, kad nuo gynybos, vadinasi, buvo čia ir raktas į pergalę.